Tai pradedam naują video, šiandien sugrįšim prie paspirtuko, pabandysim pasimokinti kažkokių triukų. Tai vat turim tą patį paspirtuką ir turim šalia svečiuose svai, kuris dingo su BMX. Bum, bar spinas ir bunny hopas ir krešas. Palyginsim, kas geriau, ar paspirtukas, ar BMX-as. Tai vat pradžiai pasidarysim kažkokį skateparką iš senojo golfo. Reikia pabandyti jį išsitraukti arba pabandyti užsikurt ir išvažiuoti. Pabandom atsilaisvinti turbūt vietą. Rakteliai turėtų būti viduj. Oi, čia šlapia. Jo, rakteliai yra. Kaip sakai, bandom atsinešti takumą? Bandom. Pabandom, pažiūrėsim, kas bus. Galim bandyti traukti. Užpuvę bus ratai, stabdžiai. Iš visų jėgų. 1, 2, 3. Klausimas, ar užsikurs. Ne per gražiausiai čia viskas atrodo. Oi, aš jį prisūkęs. Tai, pliusas ten. Iškelintą užsikurs? Neužsikurs. Starter net nes. O. Nėra kūrų. Oi, suėdė kūmą. Kūmas tikrai geras. Ragas. Motoro nebėra. Kaip motoras sudegė, galite pažiūrėti go3.lt. Gali būti dėl tapalo. Tai realiai akumą išsiemu, stūmiam kažkur į centrą ir viskas. Suėdam šitą mašiną iki galo. Tai labai trumpai įsitirpsiu, nes kaip tik eneba.com vykdo rudens Trustly išpardavimą, kuriame galite rasti tokius žaidimus kaip 22 FIFA, NBA ir kitus jūsų bei mano mėgstamus bei labai populiarius žaidimus. Taip pat reikia nepamiršti, kad su kodu Trustly bet kuriam į išpardavimą neįtrauktam žaidimo raktui gausite 10% nuolaidą. Ir tai dar ne viskas. Tai pirkdami per eneba.com ir naudodami Trustly mokėjimo būdą, už pristatymą nemokėsite nei cento. Nesvarbu, ar pirksite kažkokį naudotą žaidimą ar tiesiog kompiuterinę techniką. O kas yra Trustly mokėjimo būdas, tai labai trumpai tai yra saugus ir patogus apmokėjimo pasirinkimas, kurį ir suteikia eneba.com. Tai kaip sakant, viską galite labai greitai nusipirkti be jokių papildomų programėlių. Kad viskas būtų dar paprasčiau, palieku visus linkus video aprašyme. O dabar grįžtam į video. Nors palaukit, šis Trustly Eneba rudens išpardavimas vyksta iki lapkričio 7 dienos, tai jeigu planavot kažką žaisti, kažką įsigyti, siūlau nesnaust ir paskubėti. Ai, va taip ir palikti? Ok, jo, galim, gerai. Įjungiam, bėgi. Kas toliau? Toliau mokysimės bunny hopą. Reikia rampą pasistatyti, ir dar rampą. Ką darysi? Pratestuoti, ar veikia rampą. Tai aš galvau, dar nėra tos rampas. Pradžiai profesionalai protestuoja. Sparną blemba įlenkiai. Svai. Davai, be nesąmonį. Nice. Tai gal reikia pastatyti tą rampą? Su paspirtuku tada galėčiau užraidinti. Nes reikia apšilti čia ir tada važiuosim į rimtesnį spotą. Patestuosim, kiek pašoko, ne? Kad žinot kokios. Blemba, žinok, nepašoko. Kokios perspektyvos šiandienos. Šoka mane. Ai, normaliai. Pažiūrim prie golfą pašok, kiek trūks. Nes čia, jei gerai šitą sponsor meet teipą susuksim, tai Amerikoje remiai iš karto pro scooter. Tada statom rampą, nieko nebus. Dabar tarp visų šitų šiukšlių reikia kažko panašaus į rampą. Sulūžo. Per stati. Nenori kitą šeštąją, pas mane kaime reik malkas sunešti. Galėsim iš tikrųjų. Kiek valandinis, žinai, klausim. O neturi plokštės? Ką manai, ne? Ne.
Arba pala, va. Skarda. Nu, bet slidu bus. Nu, reikia bandyti. Va. Ne, čia blogai. Jeigu jį nenučiuoštų visai nieko. Nu, ratukas lystų. Dar išėjo kažko. Eik, tu čia pasakas. Stebėk. Esmė, ką noriu dar pasakyti, kad šito paspirtuko mes turim nesulaužyti, nes čia realiai yra mano daily drive'as, daily karas, tai pasaugom. Nu jau, neužvažiuosim, pala. O! Baisokit, aš padropu, matai, praslysta ratai. Va čia vat blogai, kad jis labai slysta. Tu bandyk važiuoti taip, užvažiuoji strižai ir čia kažkur dropi tau bus žemiausia. Šiaip geras triukas būtų buvęs, jei būtum nulendęs. Yeah, boy! Kaip paspirtukas. Nesinori per pirmą triuką sulaužti, nes aš jau matau, kad šiandien luš. Koks jausmas nulendinus tokį triuką? Tarsi driftas dabar viskas, visiškas nulis. Va, electric scooter, let's go. Nedžiavas. Ant nugaros iškirti. Profesionalui nereikia rampų. Profas traukėsi visą įrangą. Tai gali, žinok, numest dabar prie golfo viską. Va, jo, numesk čia, gal dar prireiks. Labai geras sportas, jo. Nice. Nėra laiko, kada įkalti, ne kažką? Ta, čia apšilimas. Matei savo traumą. Kai atvažiuoji į spotą, visą laiką reikia kampus įsiaiškinti, prasišakinėti ir tada bandyti. Opa, kalka hardcore'ų vieną ir važiuojam į kitą spotą. Davai. Minkšta. Plastikas. Nice. Sakė, ant stogo nešokit, bet Jo. sutvarkysim toj. Va. Kaip naujus. Svai. Matai, kai ratas lyda. Viskas. Naujas kelnes į mokyklą nusipirko eiti. Eina. Taigi sponsor me teipas. Turėsime čia, žinok, sponsorių ir rūbų, ir parcų, viską. Švediškas Volvanas. Viską susipakuojam ir lekiam. Sunkus? BMX-as lengvesnis? Truputį pasikeitė realis. Važiuojam į spotą. Tai šitoj praeis. Porą debesėlių. Atvažiavom. Oi. Orelis ne pats geriausias. Per perėją. Kaip tikram Amerikos spotui. Atvarėm į gerai žinomą spotą, krantinės. Bandysim atlikti gerų triukų. Čia matom, turim baseiną, amerikietiškai bowl vadinamą, porą ledžiukų, spainą va mini. Kaip tas vadinasi? Wallride'as? Ne wallride'as. Tokia didelė rampa. Pro rideris. Kaip ten tas? Važiuosim ant kiekvieno va to, žinai, sporto, ant kiekvienos rampas ir padiskutuosim. Pirmas triukas, vanyti ant bank. Su šituo?
Duok, aš padarysiu. Iš pirmo. Nu ką, turim gerą spotą, aišku, greičiausiai arba svajų, arba man lūž kaulai, nu arba blogiausiu atveju lūž paspirtukas. Tai hebra, nepamirštam paspausti patinka, nepamirštam subscribinti kanalą, dabar kalam truputį energijos ir varom raidinti. Varom. Priminsiu, kaip vadinasi šitą rampą? Ai, pasigūglinau, tai Vertwall vadinasi. Visiem. Tai galim pirmą ir pabandyti ant Vertwall. Bandom. Skėčių master. Nėra iš tikrųjų taip lengva, kaip gali iš pradžių atrodyti, bet bandom tobulėti ir varom toliau. Nice. Great, sick, man. Вот, geras buvo. Čia kaip pro pasidės. Man atrodo, kad jo keičiam spotą, prasiraidinam gal per patį miestą, padarom ten kokių freestyle triukų, nu ir žiūrim, kas čia gaunasi. Šiaip kas man gaila, tai kad visur yra tiesiog prišiukšlinta, žiauriai. Ar sunku išsinešti, bet kelias šiukšlės, ką suvalgėt, ką atsigėrėt iki šiukšliadėžės ir viskas. Ai. Vos nei vandenį. Naujas spotas, raidinam miestą. Išbandymas dabar paspirtukui, bandysim nušokti nuo 3 laiptelių, bet aš galvoju, kad golfas buvo aukščiau negu šitie laipteliai, tai viskas bus gerai. O koks kanalas pas patį? Norbe Films. Norbi? Norbe Films. Bet jeigu iš tavęs visą tai atims. Ai, gali čia, manau, kad šiais laikais, kad čia visko gali užsimti. Nu, vat dingsta viskas. Internetas dingsta, elektra dingsta ir taip toliau. Ne, tai žiūri, ko reikia, tai žiūri, kuo tuo metu vat, žmonėm ko trūksta, tą žinai darai. Nu, supratau, nu, fainu tada. O šiaip ramybę turi? Skaitysi šiandien. Naujasis testamentas. Sako, vyručiai, jums reikia truputį smegenų. Ką aš jums pasakysiu, raidinam toliau. Sponsor me teipas on the way. Reikėjo sakyti, kad čia sponsorius jau atėjo, jau siūlė rėmimą, davė porą knygučių.
komentarai tokie, kad pradžioj video sakėm, kad išbandysim kas geriau ten, ar paspirtukas, ar BMX-as, bet man atrodo, kad mes visiškai to nedarom, tiesiog važinėjom, laužom paspirtuką, BMX-as kol kas gerai laikas. Tai kažkaip reikia taisyti šitą situaciją, man atrodo, ne? BMX-ui biškai per šlapę. Šlapė, jo, viską nurašykim, kad blemba čia užlyjo, neplanavom, taip. Jo, šiaip mes pro, sponsor me, sponsor him, sponsor us ir all good, all good. Galvojom šokt ar nešokt, turim turbūt vieną didesnių dropų šiandienos, tai vat ir palyginam. Pabandau su paspirtuku, pabandysim su BMX-u. Gerai, iš tikrųjų esmė, kad su paspirtuku gan sunku daryti triukus, nes manau, kad jis nėra labai gerai išsvertas, nes nėra tiesiog tam skirtas. Tai esmė, kad jo priekis labai sunkus, tai labai sunku kažkaip aukštai ir jumpint dėl nuskridimų, tai gal labiau tiesiog baisu, kad nesulūžtų visas šitas daiktas. O šiaip, manau, pasitreniravus, išauginus didesnį skillą galima iššauti ir dar piktesnių triukų. Dabar einam testuoti BMX-o. Aš iš tikrųjų einu džiovintis, nes batai šlapi, visa nugara šlapia. Vargas, vargas. Tikrai neužtaikėm su oru. Nu, bet kaip nors, kaip nors. Ai. Nice. Labai nice. Matosi, kad BMX-as biški rimčiau. Biški patvaresnis, bet paspirtukai irgi daug turi potencialą. Tai manau, Norbe gaus sponsorius. Race X Games. O šiaip gal papasakok biškį apie save? Tai esu Svajis, BMX-u jau važinėju 12 metų. Pradėjau dar gimtajam mieste Biržuose, kai draugas parodė YouTube'ai BMX video, kažkaip patiko, pabandžiau su jo BMX-u ir vat nuo tos dienos ir vis nepaleidžiu vairą. O šiaip važiuoji kažkokias ir varžybas, kažkokius eventus? Varžybose dalyvauju, bet šiaip labiau mėgstu važinėti street'e, čia mano žaidimų aikštelė. O šiaip ką galiu pasakyti, tai šie metai yra pirmieji metai, kai BMX yra olimpinis sportas. Tai gal po poros metų ir pamatysim lietuvius ant podiumų. Nice. Šiaip ką aš pasibėjau, kad mieste linksmiau negu mes buvom tam, nežinau, pavadinkim, ten mini toks parkas po to tiltu. Tai mieste kažkaip gali susikurtos visokius obstacles iš nieko. Man asmeniškai mieste smagiau važinėti, nes miestas yra tam nepritaikytas ir tu naudoji savo vaizduotę ir galvoji triukus. Vat, pavyzdžiui, kokį čia galėčiau atlikti, kokį ten galėčiau atlikti. Tai like, share ir subscribe. Manau, miestų pasidžiaugiam tiek. Dabar pirmas dalykas, tai man reikia tikrai įsidžiovinti. Tai manau, varom atgal į garažą, susitvarkom visą setupą, sušylam, pavalgom ir tada užbaigimui, kaip ir žadėjau, turim paruošę special tokį dealą. Pabaigai šito spoto dar vienas jumpas. Noriu pabandyti. Kaip sakė, jeigu yra potencialo iš paspirtukų, reikia spaust max. Tai laukia šio vakaro finalas. Visų pirma, tai pasirūpinom truputį saugumu, tai turim kelis gesintuvus, o kad jų tikrai prireiktų, turime ir kelis litrus benzino. Tai turbūt jau galite nuspėti, kas bus. Padegsim golfą, pirmai pasistatysim rampą, tada padegsim golfą ir atliksim dar kelis paskutinius triukus. Tai per tą laiką pasikrausim paspirtuką. Šiaip esu iš esmės kaip ir sužavėtas, tikėjausi, kad tikrai neatlaikys tokių rimtų bandymų, bet absoliučiai niekas neslūžo. Tai vat paspirtukas iš irola.lt atlaikė mūsų tokį hardcore pasivažinėjimą. Ir dabar, kaip sakau, pasikraunam, pasiruošiam spotą ir žiūrim, kas čia bus. Tai pirmai galvojom padaryti porą tokių test runų, nes visų pirma jau kai uždegsim kapotą, tikrai nesinorėtų ant to kapoto išsitiest ir užsidegti pačiam. Tai vat padarom porą test runų
Ir po to vienas klausimas lieka toks, kad kaip uždegti tą golfą, bet nepadaryti, kad jis visiškai užsilepsnotų ir tada reiktų kviesti gaisrimą ir panašiai. Tai vat, man atrodo, ta dalis bus dar sudėtingesnė, bet dabar pradžiai pabandom patestuoti, ar išeina užvažiuoti ir nušokti nuo kapoto. Iš esmės man reikia vieno rano ir tada aš tau duodu, žinok, varyk su BMX, aš viskas šiandienai užteks. Yeah, boy. Įmanom. Dar vieną. Reikia pasistatyti iškart paspirtuką patogiai. Paspirtukas ready. Dabar imam benziną. Pilam pradžiai ant kapoto ir, sakau, užtenka man vieno gero. Ir aš viskas, kraunos daiktus ir palieku šitas linksmybės jum. Policija jau atvažiavo prižiūrėti. Nu jo, sakant, su leidimais viską, kaip priklauso. Ar mes turim gesintuvų pakankamai? Va čia klausimas. Tai jeigu jis užsilepsnos visas, neužgesinsim, nu bet reikia testuoti. Bet pala, gal reikia plan B pasiruošti dar pradžiai. Kaip sakant, atsargumas gėdos nedaro. Turėsim plan B, vandenuko. Ir jeigu ką, manau, užgesinsim. Yra. Gerai, viskas. Apšvietimą ir bandom. Dabar ir apačia užsidegė. Kažkas į tą pusę, aišku, nenušokau. Nu, bet stantą turim padaryti iki galo, manau. Easy. Ir batai šyla, jau gerai. Aš viskas. Laukiu savo sponsorių, ramus. Daga. Va ir gaisrininką turim. Ruošiasi svais, susikaupęs. Sakai, dar pradžiai apšilt, pasitestuot kažką irgi. Apšilt ir po to tiesiai Hollywoodas, tokiais stuntais dviese varysim. Neblogai. Tai dabar klausimas, kaip degt kapotą ir galbūt net truputį stogo. Aš prižiūrėsiu tvarką, tai jo, darom taip. Ką, dar kartą? Dai, dabar padarau triuką ir namo. Ką čia darai? Prašė nuplauti. Šitai. Ne, iškyro, kas yra, kad labai slidu. Labai slysta padangas. Klaus. Kai užsidega, aš nebematau, kiek šokti reikia. Turi jaust. Net paspirtuką. Galvojam tą golfą dar parduoti, dabar jau nei parduoti, nieko. Nežinau, kažkaip važiuoju ir šoku ir nematau, kur šokti. Ir nesuprantu, ar nuo benzino užslysta, ar dėl to, kad nedašoku, nes nematau, kur šokti, nes liepsna apakinu. Vienu žodžiu, žinai, kaip padarom. Jeigu Hebra nori antros dalies, jeigu rašo žemiau komentaruose ir padarysim antrą dalį, padarysim dar didesnius testus. Važiuojam. Parodyk savo batą geriau. Nauji vansai. Kiaurai? Nežinau, čia odas sudegus. Padarim tai. Ui. Viskas, Hebra, viskas. Norit antros dalies? Rašot komentaruose.